Vaikai susirinko šiandien į Mėlynąją vaikų konferenciją Baltijos jūros iššūkiai. Konferencija vyksta, džiaugiuosi, antrus metus iš eilės. Pernai buvo tvarumo tema, šiemet atkreipiame jaunuolių dėmesį į Baltijos jūrą. Tam, kad moksleiviai pasiruoštų šitai konferencijai pranešimams, buvo organizuojami susitikimai, edukacijos su įvairiais specialistais, kurie perteikė savo žinias ir tikiuosi vaikai panaudos savo pranešimuose. Projekte dalyvauja 5-7 klasių moksleiviai. Džiugu, pernai dalyvavo mažesnis jaunimas, 4, 5, 6 klasių moksleiviai, o šiemet didžiąją dalį pranešėjų, beveik visus sudaro 7-tokai. Tai reiškia, kad Mėlynoji vaikų konferencija pritraukia įvairaus amžiaus jaunimą ir labai džiaugiamės, kad jam rūpi švaresnis, gražesnis rytojus, kad rūpi Baltijos jūra, mūsų unikalus, kartu ir pažeidžiamas turtas.